Kaip būtent jums padėjo obuolių actas ir kuo jis jums yra naudingas? Prieš daugelį metų dar turėjau tokią kaip bėdą, kad jaučiau pastovų tokį kaip chronišką nuovargį, gal taip galima įvardinti. Ir ieškojau būdų, kaip šitą išspręsti. Tai draugas padovanojo vieną knygą Nikolajaus Druzjako, rusiško profesoriaus ar ukrainiečio, dabar neatsimenu tiksliai. Ten buvo parašytas vienas paprastas labai receptas, kad pirmas vaistas nuo chroniško nuovargio yra natūralus obuolių sidro actas, nefiltruotas, nepasterizuotas ir taip toliau. Ir natūralus medus, 50/50. Aš perskaičiau, pažiūrėjau, 2 ingredientai, labai paprasta. Ir aš užsidegęs išmėginti labai paprasto recepto, apvažiavau kaimo turgelius, niekur neradau acto. Tiesiog buvau nustebęs, kaip taip negali būti. Tai aš tada jau važiavau į Klaipėdą ir čia buvo gal prieš 15 metų kiek, kad buvo atsidariusi pirmą ekologišką parduotuvę, dar tais laikais jų nebuvo. Ir aš užeinu į parduotuvę, ten nusiperku prancūzišką, pamenu, ten acto butelį, kainavo ar ten gal 15 ar 17 net litų, dar tais laikais. Nusipirkau, grįžtu namo, ir išsyk noriu bandyti. Ir aš tą butelį iškart su medum susimaišiau ir aš ten šaukštais jį, tiesiog laižiau. Ir pasižiūrėjau, kad ten jau už dienos 2, aš gerai jaučiuosi, dingęs tas visas, mano tas nuovargis toksai, tiesiog pilnas jėgų, pilnas entuzijazmo. Tai aš daugelį tenais pirkau, naudojau, užsisakinėjau, kol pagaliau viena kaimynė davė maišą obuolių, sako, imk ir pasidaryk. Tai jau nebebuvo kur dingti, reikėjo imti ir pasidaryti tą jau actą.